Treneri, dar viena apmaudi rungtynių pabaiga, ar ne? Apmaudina. Taip jau yra, jau šis sezonas toksai, kaip sakyt, su tokiom komandom taip gerai sulašėm ir dar išvyko ir nesėkmė. Treneris sėkmės trūkumas ar vėlgi tas šaltas protas, apie kurį daug kartų? Ne, šiaip tikrai ne, šį kartą tikrai. Šaunuoliai vyrai kovojo pagirtinai ir viskas gavosi taip, kaip ir reikėjo, aišku, ten įmetė ten Šarakauskas tos kelis tritaškius, bet vėlgi čia, kaip sakyt, Švilpukas paskui ten turėjo, nežinau, gal teisėjai vienaip kit matosi, pavyzdžiui, man kitaip matosi tokiu lemiamu momentu, +3 mūsų ir neduot baudos, tai čia biškai taip jau yra. Trenerio turbūt skausmingiausia ir skaudžiausia, kad nepavyko subauduoti likus 6 sekundėm, ar ne? Va tas apmaudu, kad ir vyrai norėjo išplėšti tą kamuolį, iš tikrųjų buvo viskas nutarta, kad bauduojam, bet, žinot, kai kovojo azartas užima, užgožia viską gaunasi taip. Treneri buvo vienu metu -15, kitu metu -19. Kas padėjo atsitiesti šiandien? Tiesiog kova. Vyrai nenuleido nosių, tiesiog kovojo toliau, visi čia raginom, reikiam nuo suolo, viską. Užsivedė šaunuoliai, tikrai šiandien tai bravo. Būtume taip lošęs su Šiauliais, galbūt kitaip būtų buvę. Treneri, ir tas faktas, kad vis atsirasdavo lyderis sunkiu momentu, ar ne? Pradžioje Džeremis, pabaigoje Edgaras, tas irgi turėtų išdžiuginti. Būtent taip. Sakau, sulošė visi puikiai. Aidas, mačiau ten liktai 7 asistai. Šiandien kamuolys vaikščiojo, visi pasikalbėjom, visi vyrai, kaip sakė, draugiškai, viską vyriškai. Galiu viskas sprendžiasi, tikiuosi. Treneri, jau ne pirmą kartą lemiamais momentais atsitinka tokios situacijos, kad teisėjai Švilpukai arba tyli, arba būna kaip tik nukreipti prieš Juventus. Gal jau reikėtų pradėti kalbėti apie kažkokią tai tendenciją ar kažką, pavadinkim, cirką, kuris vyksta čia Lietuvos krepšinio lygoje? Žinot, čia gali šnekėti, nešnekėjęs čia, bet turi būti tiesiog tai sprendžiama, aš taip turiu galvoju.